5 skyrius – kaip Dievas atrodo veidrodyje. Tas langas tavo širdyje, pro kurių žiūri ir manai matantis Dievą, yra veidrodis. Viešpats mums atidžiai stebi ir sako, jūs tai padarėte, o aš tylėjau. Manote, kad aš toks pat kaip jūs. Aš atskleisiu jūs ir iškelsiu jūsų nuodėmes prieš jūsų akis. Kaltė yra būdinga nuodėmei, tačiau mūsų nuodėmingai širdžiai būdinga vengti kaltės jausmo, perkeliant atsakomybę kitiems žmonėms ir galiausiai Dievui. Mums patinka jaustis patogiai, kai galvojame, kad nesame blogesni už kitus ir net geresni už daugelį žmonių. Problema paaštrėja, kai pradedame priskirti savo savybės Dievui. Dažnai įsivaizduojame, kad jis panašus į mus, suteikdami jam mūsų nuodėmingo charakterio savybės. Mes išmaiminime nenykstančio Dievo šlovę į nykstančio žmogaus atvaizdą. Romiečiams 1 skyriaus 23 eilutė. Mūsų prielaidoms, kad Dievo charakteris yra panašus į mūsų, yra priežastis, nors retai ją žiūrime nuolankia širdimi. Tamsiuose mūsų puolusio proto kampeliuose nesąmoningai trokštame nuversti Dievą, kad išaukštintume save. Ar priekaištų ieškotojas bylinėsi su visagaliu? Jobo 40 skyriaus 2 eilutė. Jei jis atrodo blogai, mes atrodome gerai arba beveik gerai. Nereikia pripažinti savo kaltės ar nusilenkti prieš jį, jei jis nėra nekaltas mūsų akise. Kaltiname jį dėl savanaudiško bandymo pasiteisinti. Žmonėje apima kaltės skatinamas troškimas sukurti Dievo įvaizdį, kuris būtų panašus į mus ir taip išvengti tikrovės, skausmingos, bet gydančios tikrovės, kad Dievas yra geras, priešingai nei mūsų nuodėmingumas. Jei tikėtume, kad Dievas yra visiškai teisus, tada mūsų bjaurumas būtų atskleistas tikroje šviesoje, be jokio pateisinimo. Pamatytume Dievą tokį, koks jis iš tikrųjų yra, gydytoja. Savo kaltės perkelimas kitiems ir Dievui yra viena iš pagrindinių Edene prasidėjusios nuodėmės problemos apibūdinimų. Adomas kaltino Ievą, Ieva kaltino gyvatę. Jie abu kaltino Dievą, nes Dievas sukūrė Ievą ir gyvatę. Vienintelė alternatyva buvo prisimti visą atsakomybę už savo nuodėmę ir pasitikėti, kad Dievas yra pakankamai gailestingas, kad atleistų. Akivaizdu, kad šis kelias jiems buvo per sunkus, todėl jie pradėjo perkelti kaltę. Ir dėl šio tragiško nuopuolio žmonės nuo pat Edeno laikų kaltina vieni kitus ir Dievą. Viso mūsų pasaulyje vykstančio blogio ir tragedijų priskirimas Dievui yra psichologinė gynyba, pagal kurią mes slepiame, kad esame kalti. Viso žmonėje ištinkančios kančios yra tiesioginė mūsų nuodėmės pasekmė. Mes mojuojame kumščiais prieš jį, tarytum tai būtų mūsų išgyvenimo priemonė. Ir kadangi jis yra pasiaukojančios meilės Dievas, jis neturi kito pasirinkimo, kaip tik leisti, kad jo charakterio nesupratimas kuriam laikui aptemdytų mūsų regėjimą. Vienintelė alternatyva yra visiškas jo nekaltumo ir gerumo apreiškimas, kuris galiausiai visiškai atskleistų mūsų tikrąją kaltę. Jei Dievas leis, kad visa jo meilės ir teisumo tikrovė nukristų ant mūsų, jis sunaikins mūsų kalties jausmų, kuris natūraliai kils mumyse. Siekdamas išgelbėti mūsų nuo šios mirtinos kalties, Dievas nesavanaudiškai leidžia paslėpti visą savo šventumo tiesą po pasmerkimu, kuriuo mes tai beviltiškai jį slegiame. Ir vis dėlto jis nepasilieka visiškoje tyloje. Jis žino, kad mūsų visiškas išganymas įmanomas tik per jo šlovingos meilės apreiškimą. Jis negali ir neliks amžinai paslėptas mūsų iškreipto suvokimo tamsoje. Jis prisiima visą atsakomybę už mūsų nuodėmę ir kančias, su malone prisimdamas mūsų kaltę, tuo pačiu atskleisdamas savo meilę ir gėrį gydančiomis dozėmis, o ne vieną ekstremalią destruktyvaus masto dozę. Jo išmintingame ir gailestingame plane dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai. Bet vis tiek tamsa ne draugas, o priešas.
nors kuriam laikui leidžiame, kad būtume apvalyti laipsnišku apreiškimu. Dabar matome tarsi pro stiklą miglotai, bet paskui akis į akį. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. 1 Korintiečiams 13 skyriaus 12 eilutė. Dievas veda savo vaikus žingsnis po žingsnio, kol jie visiškai pažins jį ir save, kaip jis pažįsta mus. Tobulas sąžiningumas yra galutinis mūsų atpirkimo rezultatas. Teologas Osvaldas Chambersas pastebėjo, kad žmogaus charakteris lemia, kaip jis interpretuoja Dievo charakterį ir valią. Tada jis savo skaitytojams atkreipė dėmesį į Psalmino 17 skyriaus 25 ir 26 eilutes, kaip šio psichologinio reiškinio žmogaus patirtyje įrodymą. Gailestingam tu pasirodai gailestingas, tobulam tobulas, tyram tu pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai. Šios eilutės rodo, kad mes linkę aiškinti Dievo charakterį remdamiesi savo. Jei būsime gailestingi, bendraudami su kitais, galėsime pamatyti Dievo gailestingumą mums. Jei būsime moraliai tyri ir teisūs savo širdyje ir gyvenime, tada galėsime aiškiau matyti Dievo charakterį kaip teisų ir tyrą. Kita vertus, jei esame blogi, tai iškreipiame savo protinį ir emocinį gebėjimą matyti ir tikėti, kad Dievas yra gailestingas ir geras. Mes linkę žiūrėti jį kaip į piktą žmogų, tokį kaip mes. Mūsų charakteris veikia kaip vidinis objektyvas, kuris paryškina mūsų Dievo charakterio suvokimą. Geras fotoaparatas daro geras nuotraukas, blogas fotoaparatas daro blogas nuotraukas. Jėzus apibendrino šį principą 2 paskesnėse eilutėse. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, jei žmogus negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Evangelija pagal Joną 3 skyriaus 3 eilutė. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Mato 5 skyriaus 8 eilutė. Šiuose eilutėse žodis matyti reiškia ne akis, o suvokimą, supratimą, apmąstymą. Tik tie, kurie gimsta iš naujo, tai yra gimsta dvasiškai, galės suprasti dvasinius principus, valdančius dvasinę sritį. Tik tie, kurie siekia vidinio tyrumo, gali žvelgti tikrą Dievo charakterį. Ar tuomet turime pasiekti asmeninį tyrumą, kad pažintume Dievą? Šiuo atveju būtų tinkamas klausimas, kas buvo pirma, višta ar kiaušinis? Klausimas, kurį užduodame, yra toks, kas pirmiau, Dievo charakterio apreiškimas ar mūsų charakterio perkeitimas? Biblija mums sako, kad reikia abiejų. Viena vertus, mes priklausome nuo Dievo malonės tiesos, kuri prasiskverbia į mūsų širdis, kad atgailautume ir atgimtume. Romiečiams 2 skyriaus 4 eilutė, 1 Jono laiškas 4 skyriaus 19 eilutė. Negalime apsivalyti, neturėdami bent elementaraus gailestingosios Dievo meilės supratimo. Kita vertus, kai mūsų širdyje pradeda gimti apreiškimas, tada judėjimas link šviesos sukuria sieloje tam tikrą klimatą, kuriam esant atsiranda didesnis pasišventimas. Tavo šviesoje mes matome šviesą. Psalmino 35 skyriaus 10 eilutė. Kai gauname kiekvieną dieviško grožio spindulį, kuris prasiskverbia į mūsų protus, mūsų sąmonės akis prisitaiko prie šviesos ir mūsų žvilgsnis paaštrėja. Teisiųjų takas yra kaip skaisti šviesa, kuri šviečia vis ryškiau iki tobulos dienos. Patarlių 4 skyriaus 18 eilutė. Kai nuoširdžiai trokštame pažinti Dievą, leidžiame savo charakteriams tobulėti dėka siunčiamos šviesos. Pasiekėme dvasinę būseną, kuriame galimas tolesnis Dievo charakterio pažinimas. Su kiekvienu gilesniu apreiškimu ir kiekvienu atitinkamu šviesos priėmimu tampame vis labiau laisvesni nuo klaidingų Dievo charakterio supratimo ir savo charakterio trūkumų. Mūsų suvokimas apie jį ir mūsų augantis panašumas į jį sujungti į vieną visumą. Apreiškimas ir transformacija eina kartu. Ir galų gale mes tik žinome, kad kai jis bus apreikštas, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
1 Jono laiškas 3 skyriaus 2 eilutė. Kai neigiame dieviškąją apreiškimą, mūsų transformacija sustoja ir pasukame į klaidingą supratimą, kuris slepia mūsų atsisakymą. Jei nuodėmė branginama ir neatmetama Dievo meilė šviesoje, tada šviesa pritemsta, kol virsta tamsa. O kai mūsų akys prisitaiko prie tamsos, mes pradedame galvoti, kad matome ir pradedame tikėti, kad ši tamsa yra šviesa. Apibūdindamas šią psichologinę tragediją šventasis raštas sako: vargas tiems, kurie blogį vadina gėriu, o gėrį blogiu, kurie tamsą paverčia šviesa ir šviesą tamsa, kartu paverčia saldžiu, o saldų karčiu. Izaijo 5 skyriaus 20 eilutė. Savo išmintingo apreiškimu Dievas leido sudaryti šventąjį raštą taip, kad tie, kurie studijuoja jo puslapius su tikru troškimu pažinti Dievą, pamatys jo tikro charakterio šviesą. Tačiau tas pats šviesos šaltinis yra klaidų tinklas tiems, kurie bando pritaikyti Dievą pagal savo paveikslą, kad išvengtų būtinybės tapti panašiais į jį. Tai yra svarbi tiesa, kurią Jėzus nurodė sakydamas: aš atėjau į šį pasaulį teisti, kad neregintieji matytų, o regintis apaktų. Jono Evangelijos 9 skyriaus 39 eilutė. Jėzus nesako, kad jis nori, kad kai kurie matytų, o kiti būtų akli. Jis paaiškina du galimus atsakymus į šviesą. Kiekvienas, kuris daro blogą, nekenčia šviesos ir neina į šviesą, kad nebūtų atskleisti jo darbai, nes jie blogi, o kas elgiasi teisingai, eina į šviesą, todėl kad būtų apreikšti jo darbai, nes jie buvo atlikti Dieve. Jono Evangelija 3 skyrius 20-21 eilutės. Nė vienas žmogus neįgis tikrojo Dievo pažinimo žiūrėdamas į save. Tas suvokimo langas, kuris yra mūsų širdyje, kuriame manome, kad matome Dievą, yra visai ne langas, o veidrodis, kuris meluoja mums. Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Jeremijos 17 skyriaus 9 eilutė. Mums nereikia žiūrėti į save, kad pamatytume Tėvą ir jo tikrąjį charakterį. Turime žiūrėti į Kristų, kuris pasakęs apie save: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kas mane matė, matė Tėvą. Jono Evangelijos 14 skyriaus 6-9 eilutės. Dangiškasis Tėve, atleisk man, kad galvoju, kad esi toks kaip aš. Atleisk, kad savo nuodėmingus charakterio bruožus priskyriau tau. Bet aš dėkoju tau, kad taip gailestingai nešei mano priekaištus ir kaltinimus, kad apsaugotų mano psichiką ir mano egzistenciją. Padėk man nukreipti žvilgsnį nuo savęs į tavo sūnų. Parodyk man, koks tu iš tikrųjų esi, kol žiūriu į Jėzų. Kristaus vardu. Amen.